Labą dieną visiems, katrie žiūri, katrie žiūrės. Toks yra dalykas, kaip ir kalbėjau anksčiau apie tą automobilių tikrinimą, dūmingumą, tepalų nusisukimą, viskas ok. Esminis dalykas galbūt yra prisijungimas per OBD jungtį prie jūsų automobilio. Kaip čia dabar geriau pasakius, kad viską visi suprastų. OBD jungtis, kas tai yra, ar ne? Ir daugelis supranta USB jungtį, ar ne? Tai yra standartas kompiuteriuose naudojamas. OBD jungtis yra standartas prisijungimo prie kompiuterių automobiliuose, automobilių pramoniai naudojama. Jų yra visokių tipų, senesnės, naujesnės, ar ne, bet jau dabar apsistoja ties vienu standartu, kurį palaiko daugelis automobilių. Ir dabar, kam jinai skirta? Jos paskirtis yra prisijungti prie automobilio visų valdymo blokų, kurie yra elektroniniai, kompiuteriniai automobilyje sumontuoti. Tai ABS, airbagai, medija, stabilumo kontrolės, visi valdymo blokai, variklio darbo valdymo blokai, reguliavimo kūro mišinio ir apsukų ir uždegimo kampo, visko. Absoliučiai visko, kas yra automobilė valdoma elektronikus, tai per OBD jungtį yra prisijungiama prie visų blokų automobilė. Dabar ką daro šitigi tikrintojai aplinkosaugininkai, ne? Jie sustabdo, ar ne, ir jų tikslas pasijungti prie jūsų automobilio OBD. Aš nekalbu apie tos jau, kur ten, sakykime, važiuoji su žiguliu ar nesenų kapeiką tą vadinamą. Ten nėra OBD jungties, tai jie jo netikrins ar kaip? Ar čia, tiek to mes tada į bagažinę pajungsim kažką tai tau. Žinot, bet bala nematė, apie tai nekalbam. Pakalbėkime apie tai, kad kaip ir kokio pagrindu jie gali prisijungti prie tos OBD jungties. Žinot, kad prisijungus prie OBD jungties, pavyzdžiui, galima, jums net nematant to, ar ne, kaip vartotojui, nepatyrusiam vairuotojui, kuris nesusijęs su šitais dalykais, pakeisti kūro mišinį, pakeisti uždegimo kampą, pakeisti aplamai variklio darbo visus nustatymus. Nuo ko aišku keičiasi ir dūmingumas. Natūralu. Galima suleisti virusą, galima daugelį naujų mašinų, kuriuose, naujesnėse mašinose, ne, yra netgi integruotas jau gamintojo, integruotas GSM modulis, kuris yra aktyvuojamas, jeigu jūs užsisako tą paslaugą, jis aktyvuojamas ir nuotoliniu būdu galima valdyti mašiną. Ta prasme, tam tikras funkcijas, sakykime, automobilio. Vienas daugiau duoda, kitos mažiau. Tesla elektromobilis. Aišku, jam dūmingumo nereikia tikrinti, bet štai kur Tesla yra labai geras pavyzdys to, ką galima daryti nuotoliniu būdu, kaip valdyti automobilį. Tai kas gali užtikrinti, kad jie prisijungia prie OBD jungties jūsų automobilį, nesuleis kokio virusiuko, nepakeis variklio darbo parametrų ir paskiau nepareikš, kad jūsų automobilis netitinka saugumui, tiems taršai. Niekas, ar ne? Dabar, kalbant toliau, jie turi tą įrangą sertifikuotus, visus patikrinimus metrologinius, viską turi, sertifikatus, viską, kad jinai legali, kad jinai tinkama naudoti. Darbuotojai dirbantys su tą įrangą ir kurie savo putnagės kiša prie jūsų OBD jungties, jungiasi jūsų automobilį, turi to automobilio gamintojo sertifikatą, jog jis yra kvalifikuotas specialistas ir gali lysti prie jūsų automobilio techninių parametrų ir kištis prie to. Ar patikėsit ant žodžio, kad jis sakys, ne, čia viskas gerai, tai leiskit tada man prie jūsų banko sąskaitos prisijungti, tikrai viskas bus gerai. Mes einam kur toliau, dabar jau leidžiame jungtis prie savo automobilio, po to jau nežinome, ką ten jame darys, mums pasakė ir viskas ok, mokslu reikia tikėti, ar ne? Tai jau kartą pasakė, pasiskiepinkit. Mokslui reikia tikėti. Paskui dar kartą pasiskiepinkit, dar tikim mokslu. Šiandien jau sako, jungsimės prie jūsų automobilių. Ką ten juose darysim, nesakom. Tikrinsim dūmingumą. Dūmingumą tikrina per duslintuvą. Gal dar radiją jung, kad dūmingumą patikrintumės? Nes radija grodama gal irgi dūmina. Tai nekalbant apie tai, kad gali pakeisti ir visą kitą tos parametrus, nuo ko keisis jūsų ir dūmingumas. Nekalbant apie tai, jog jie nėra kvalifikuoti specialistai, jau atestuoti tame servise to automobilių gamintojo, prie kurio jie kiša savo putnagės. Bet jeigu jūs turit naują automobilį nusipirkti iš salono, kuriam dar galioja garantija gamintojo, ne? Ar jūs suprantat, kad jeigu prisijungia prie OBD jungties kažkoks tai
pimpačkiukas, neturintis jokio sertifikatų ir neaišku, su kokia įranga jisai ten jungiasi, gal kiškiniečių parsisiuntęs kažkokia tai, ar dar kažką tai, jūs netenkat garantijos automobiliui. Jums tai priimtina? Ar jie įsipareigoja? Kas toliau, jeigu jūs pajudėjote su automobiliu, toksai prisijungė, jūs pajudėjote, jisai pakeitė kažkokius parametrus ir jūsų automobilis sustojo, kam jūs reikš pretenzijas? Šitiems sakys, tai mes mes net neturime, ta prasme, teisės jungtis prie jūsų automobilio. Jūs pats leidote, ar ne? Tai ko jūs dabar putojatės, jeigu jūs pats leidote? Tai patarimas visiems. Dėk dokumentus ant stalo, žaliagalvį, ir tada tikrink. Jeigu neturi tokių dokumentų, tai patikrinsim tave, ar tu aplamai dar gali dirbti šitas pareigas. Čia šitose pareigose dabar turėtų dirbti, jeigu jau suteikė tokioms gamtosaugininkų pareigoms suteikė tokias privilegijas, kad jie gali stabdyti automobilius, tikrinti jos dūmingumą ir dar jungtis prie automobilio OBD jungties, tai pirmi reikalavimai, jau nekalbant, jog turi būti visi sertifikatai ir visos metrologinės patikros aparatūrai, su kurie tai daro, bet ir darbuotojams, kurie tai daro, pagrindinis reikalavimas atestatai, kvalifikacijos, sertifikatai visi, kad jie gali dirbti su to modelio, kurį tikrina automobiliu. Ir tai ne bet ko išduoti, ne mūsų piš ar tešlagalvio Landsbergio išduoti, ta prasme, tie sertifikatai, bet to automobilių gamintojo. Ir ne čia atstovybės, o gamintojo. Ten, kur tas automobilis gaminamas. Ir jeigu kažkoks pimpačkiukas žaliagalvis turi sertifikatą tikrinti Zaporožets markės automobilius, tai prie BMW ar Mercedes markės automobilių tokiam pimpačkiukui net per 3 metrus negalima būtų prieiti artin. Nes maža ką savo kvailumu dar užkrės per orą. Tai atkreipkite dėmesį visi tai. Siūskit paskui laivą. Paprašė, sustojo, paprašė, ta prasme, dūmingumą tikrinti, pasakė, kad tikrinsi mane. Tikrink, uostik duslerkė, uostik vamzdį. Kiškį, ką nori, ta prasme, išskyrus savo organą. Ir tai, ta prasme, dar čia jau yra intervencija į automobilį. O į OBD jungti. Parodyk sertifikatus, parodyk kvalifikaciją atitinkančius atestatus, diplomus, viską. Kitu atveju, mink paskui laivą, kelią susirasi be navigacijos. Nes gydo paslaugos gali būti mokamos tokiam. Ir štai visas patarimas. Tai siūskit velniop ir viskas. Ačiū uždėmesį.